Sveiki, sveikučiai. Nu ką, einu gaudyti ešerių. Kliovas, kiek žinau, tai prastas. Reiškia, kad sausis yra sausas. Kiek su kuo pašneku, nelabai kas ešerių pagauna. O kaip braškas sniegas. Tai va, ešerių nelabai kas pagauna. Ir Facebooko grupėse tai realiai vienas kitas kas įmeta. Bet kažko kito gaudyti nelabai išeina. Dabar yra minus 25, 8 kokį 15 dabar. Einu ant ežero, visai šalia netoli namų. 8 gal kilometrai nuo mano namų. Vasarą esu buvęs, pagavęs keletą gražių ešerių. Žiemą taipogi bus 4 kartas, kad aš ant šito ledo, ant šito ežero ant ledo, bet visą laiką neturėdavau galimybės ilgiau žvejoti. Važiuodavau 3-4 valandam, tai būdavo realiai tik tais pavykdavo rasti ešerį ir reikėdavo namo važiuoti. Ką esu pastebėjęs su dyperė, nes turiu dyperį, žinai, tai pastebėjęs, kad ešeriai čia laikosi tarp 6-8 metrų gylio. Ežeras 14 berods metrų giliausia vieta, bet nėra stačių šlaitų, tokie pažolniai. Tai ką pavyko rasti, tai pavyko rasti ešerius 6-8 metrų. Taip pat pastebėjau, kad aišku jie neaktyvūs ir nekimba. Keli avižėlė įsvejasi, apsisuka nueina. Tai nusipirkau iš kiniečių dabar tas kameras, ta kamera, kur po vandeniu dedasi. Krenta, oi, mano tašė dėžė, tai va, tai nusipirkau kamerą, tai pasižiūrėsiu. Pasižiūrėsiu vien tik, ką jie reaguoja, žinai. Gal jie ten mažesnė avižėlė labiau jama. Galbūt balta, galbūt raudona, galbūt juoda. Pastebėsiu, kokia situacija. Tik nežinau, ar čia mano laikys ta kamera. Minus 25, tai čia gali galas parėti jam. Bet matosi, graži diena bus, saulėta. Tai turėtų būti šilta, vakar net mašinas atšilo ant saulės. Tai va, einu, pasižiūrėsiu, pabandysiu pirmą su dyperiu rasti jų. Ir dar ką aš pastebėjau, kad jie, kaip čia pasakyt, nestovi vietai, labai migruoja ir kartais geriau pasidėti ant 15-20 minučių vienoje eketėje. Ir užplauks tas aktyvus ešerys ir paims, negu vaikščioti ir jų ieškotis. Ledas tai bus per grąžtą, tai nelabai tai čia tų skylių prigrėžiosiu daugiau. Nu, žiūrim, kas bus toliau. Nu va, radau ešerių. Ten ant dugno ešeriai. Turėjau kelis kibimus, bet labai silpnus tokius vos prisiliečia. Todėl matau, kad ešeriai, jeigu mato, ten yra mano avižėlė. Ta plonesnė ir papačia eina ešerys. Va, matot, jisai seka. O, daeina iki avižėlės, kada būna pageltonuoja arba paraudonuoja ta linija, tai reiškia, ešerys prieina prie manęs. Matėt, sekė, apsisukė, nuėjo. Vėl leidžia prie dugno, pakratau kelis kartus. Vėl po biškį keičiu keliu. Dabar yra juoda avižėlė lašo formos. Bet matau, kad nelabai jie čia. Va. Vėl, matyt, va, kaip staigiai kėliau. Tas va, juodas taškas buvo prieėjęs, jis palietė. Mano avižėlę kirtau, bet nepasikirtau. Toks jausmas, kad jie ten, žinai, nesu burno su užpakaliu valgo. Va, nesikeikas. Vėl, matyt. Vėl jis man lietė
avižėlę, bet nepaėmė. Dėsiu dabar tokią rožinę ir pabandysiu dirbtinius metelius uždėti, tokius visai neblogus iš Kinų parsivežiau. Praeitą kartą jų pagavau, dabar ten 5 bandau. Metilio gyvo neturiu. Bet va, matosi, žuvies tikrai yra, ešerių yra, bet jie ne. Vis dėlto dedu auksinę, paskui dėsiu tą spalvotą ir dirbsiu dirbtinius metelius. Labai patiko. Iš AliExpreso, puikiai dirba, jautrus, minkšti tokie. Bandysim ant šitų. Nu, tai vos insingais man reikėjo sužadinti su powerbanku, bet kitaip, nežinau, įsijungia ir išsijungia, turbūt per šalta. Dabar dar iki dugno nenuleidęs, bet nežinau, ar matosi, bet aukštai sukilusios yra nemažai žuvies, bet mekšriukai šitie. Leidžiam link dugno, jau netoli dugnas. Žiūrėjau, o koks ešerys. Matėt? Koks bombinis ešerys. Leidžiam link dugno. O, koks ešerys vėl laikti savo. Tai jų yra, sakau, bet jiegi neima. Biškai sukeliam. Dar reikia surasti avižėlę. Kažkurio vietą mano avižėlė turi būti. Šalo, tai žinokit, hebra belė kaip. Saulė po biškio lenda, bet dar labai po biškio. Taip, ne čia avižėlė mano. Reikia pasukti kamerą. Man filmuojas. O, koks ešerys. O kur mano ta avižėlė? Reikia gal pašviesinti, kažkuris mygtukas šviesina. Ai, čia nejungia taip palio naktinį. Čia kažkokia nesąmonė. Turi toks water, žinau, kad įsijungti. Na, biškį šviesiau. Nu. Man išeina pasidoti. Kur mano ta avižėlė? Turi būti padugna. Nematau. Dar pasukam. O, koksai mekšrelis. Čia blemba. Trūksta vienos rankos. O, koks ešeriukas. Va, buvau radęs. Prie ešeriuko mano avižėlė. Čia va kažkur. Nei tą pusę, nei tą. Tuoj. Oho, kiek dumblo čia. Nu. Va. Jums čia gal aišku atsibos. Žiūrėt, kaip aš čia viską tvarkausi. Žiūrim dumblo, tai čia belie kiek. Žiūrim, reaguoja jau. Ešeriukas prisistato. Bet nedidelis. Tas tai buvo geras. O, bet biškį reaguoja. Nu, dzept. O. Smaga. Gerai, viskas, einu žaist toliau. Svarbu, radom žuvies. Nu, kol kas situacija, tai piktas esu. Į ten realiai nuo ten nekitės, ten jau. Kiekvienoje kitėje radau ešerių. Kiekvienoje kitėje turėjau kliovą. Kliovai tai gaidiški. Konkrečiai gaidiški. Rišau ir vienokią avižėlę, ir kitokią, ir žalę, ir juodą. Ir dabar raudoną užsidėjau. Ten raudonos su vienu dirbtiniu mateliu. Dar būna, pavyzdžiui, 2 kliovai. Žiauriai lievė. Čiut priliečia sustabdo tik tais ir viskas. Diperis rodo ir tokių gan gražių žuvų. Tai kol kas esu piktas, vienam gerai per dantis tik tais kaliau. Einu dabar dar angylę, matau čia kečių kažkino žvėjotą. Sakau, gal giliau aktyvesnė bus, nors ir čia jau 8 metrai buvo gylė.
Tai kol kas žuvies radau, kliovo jokio. Nu, dabar bandau ant balansyro. Lygiai ta pati situacija, kaip ir su blizgute, kaip su avižėle. Jeigu matot, va ten mano balansyras virš šokinėja, apačioje dabar nuėjo ešerys. Dabar aš nueisiu, jį pakirkinsiu. Jis vėl vysis. Matot, kyla. Jiem įdomu, bet jokio aktyvumo. Ir realiai kiekvienoje eketėje ešerių pilna. Mažiau, daugiau, bet yra. O imt visai nenori. Dar iš ryto būdavo pastuksi, bamtelna. Kažkur, nežinau, užvalo, už kur jis ten bamtelna, bet bamtelna, o dabar nieko nebamtelna, vejasi, kyla aukštyn, bet rezultato jokio vis dar nėra. Laikas bėga, ešerių yra, bet... Nu, pirmas ešeriokas, paėmė ant šitokias, sukau ratais, atėjau, sakau, įsileisiu, įsimečiau dyperį, žiūriu, rodo pilna žuvies, bet tokių, žinai, mekšiukų. Bandau nuleisti iki dugno neskysto, jau jis paėmęs, nesuprasi čia, ar čia jiem kokie, atsiprašant, zajobai užeina, ar kas. Dabar yra 8:30, tai realiai nuo 8:30, kada va pirmą žuvį pagau, jūs įsivaizduokit. Na, oi. Po biškio aš čia va rinku ešeriukus, sunkiai, labai sunkiai. Keičia 1, 2, 3, 4, 5, tam toj vietoj 2 atitrūko. 5 turbūt ir pagavau. Gražūs ešeriai, bet labai reti. Bet ką pastebėjau, tai kaip pavyzdys. Va čia va, kokie 6,9, taip 6,5, 7 metrai gylio. Ir daug smulkmės. Nu, kojytės, plakiukai kažkokie, kažkas tokio, tikrai daug smulkmės. O čia jau, kaip sakyti, jau ant 7,4, 7,3 smulkmės beveik nėra, arba užeina, praeina. Ir va būtent ant to krašto, kur smulkmė, kaip sakyt, baigėsi, vaikšto ešeriai. Gano čia juos. Gana, kad neišėtų iš bandos. Nėra šilta. Nežinau, kokie 18 gal, taip spėju. Bet saulytė šviečia, gyvent galima. O tai dar biškį pasidūrinsiu, kažkaip nežinau. Realiai iki pietų visai nieko nebuvo dabar. Dar. Paskui parodysiu, ką pagavau visą. Na, baigėsi mano žvejyba, kantrybė taip pat baigėsi. Ešeriai gražūs, normalūs ešeriukai. Pasak. Bet neima, tu nors jiems rodyk. Visiška ša. Taip apibendrintai dabar 3 valandos. 5 žuvys, dar vieną sprendinuką pagavau, 2 nuėjo. Dar tai tokių prisilietimų buvo, kur kerti, nepakerti. Ir dabar čia va, kur gaudžiau, principė kaip ir nelabai jau yra. Kuo arčiau krašto nuėjau, tai vejasi, bet tai turbūt mažiukai, bet irgi nekala. Dyperis, čirpas trečias, tas pliusas super. Va, 3 valanda nuo 8:30, 30% tik nukrito baterijos, dar 70 likę. Tai tikrai super. Tas kinietiškas televizorius rodo gerai, bet ant šalčio visai nelaiko. Ant šalčio nelaiko ir turi powerbanką būti įkišęs, kad jis įrodytų. Aišku, šalta. Tai va tokia va situacija. Tai oras geras, šalta, saulė šviečia. Viskas kaip ir ok, tik žuvis neįima. Mačiau daug, rodė daug. Dyperis
televizorius, bet imti neįeina.